Taigi šiandien dar bendrai apie sakramentus. Prisimenate, visi sakramentai perduoda malonę, tą, kurią Dievas numatė tuo sakramentu perduoti, objektyviai. Reiškia, dėl to, kad tas sakramentas švenčiamas, Jėzus yra ištikimas savo pažadui būti, dalyvauti tame sakramente, jisai yra sakramentų teikėjas ir jisai perduoda savo malonę, o tai reiškia dovaną, perduoda ją. Dovana yra. Tačiau ar ta dovana skleisis mano gyvenime ir duos vaisius, priklauso nuo manęs. Reiškia, sakramentas yra kaip grūdas, kuris beriamas ir jisai turi savyje potencialą dangiškus rezultatus duoti, dieviškus ir dangiškus vaisius nešti. Bet tas grūdas, ar jisai duos vaisius, priklauso žmogau nuo tavęs. Kokia dirva yra, į kurią grūdas beriamas ir tada kaip ta malonė, ta grūdo formoje esanti malonė yra puoselėjama. Tai štai kas yra sakramentas. Reiškia, gali būti, kad sakramentas yra priimtas, yra galiojantis, bet neduoda vaisių. Nes žmogus arba neparuošęs visiškai savo širdies, nesidomi tuo netgi ir visiškai nebendradarbiauja su ta malone, nelaisto to grūdo, nepuoselėja jo. Tai čia toksai įvaizdis tiems iš mūsų, kurie su daržu, sodu ir gamta turim daugiau reikalų. Tie, kurie mažiau turit reikalų su gamta, o daugiau reikalų su kompiuteriais, tai prisimenat tą kitą įvaizdį, sakramentai yra kaip suzipuota programa. Tu internetu parsisiuntei suzipuotą programą ir tu ją savyje turi. Bet jeigu tu jos neišzipuosi, tai tu ją turi, bet rezultatų nėra. Tu ją turi išzipuoti. Ir ne tik išzipuoti, bet periodiškai ant tos ikonėlės paspausti, kad ją paleisti tą programą, kad jinai veiktų tavyje. Tai štai, kas yra sakramentai. Sakramentai perduoda tai, kas savo jėgomis, savo gerumu, savo protingumu ar kitais būdais mes niekaip negalėtume pasiekti. Jie duoda tai, kas yra žmogui absoliučiai, visiškai niekaip neįmanoma. Bet ta dovana, ta malonė arba dovana yra atiduota į mano rankas. Ir tada ką aš su ja darysiu? Krikštas. Naudosiu katalikų bažnyčios katekizmą šitai paskaitėliai, šitai katechezei. Ir jei kas nors norėsite, tai labai lengvai katekizme susirasite skyrių, kuris taip ir vadinasi, Krikšto sakramentas, ir pasiskaitysite plačiau. Kas skaitote jaunimo katekizmą, po susitikimo gausite lapukus, tenais bus nuoroda į keletą puslapiukų jaunimo katekizme apie Krikšto sakramentą. Naudojusi šiais pagrindiniais katekizmų kaip pagrindiniu savo šaltiniu. Taigi katekizmas štai kaip apibūdina krikštą bendrai. Sako, šventasis krikštas yra viso krikščioniškojo gyvenimo pamatas, prieangis į gyvenimą dvasioje, vartai į kitus sakramentus. Pamatas, prieangis, vartai, pradžia. Va čia yra pradžia, kelio pradžia, šitoje vietoje yra. Krikštu mes esame išlaisvinami iš nuodėmės ir atgimstame kaip Dievo vaikai. Išlaisvinimas iš nuodėmės, iš nuodėmės išlaisvinimo pagrindinis sakramentas yra krikštas. Sutaikinimo sakramentas yra irgi labai svarbus, bet jis yra tik tai po to, tik tai po krikšto einantis atleidimo, išlaisvinimo iš nuodėmės sakramentas. Tapę Kristaus nariais įsijungiame į bažnyčią kaip jos pasiuntinybės dalyviai. Krikštu tampame Kristaus kūno bažnyčios nariais ir įsijungiame į bažnyčios pasiuntinybę. Tai yra plėsti Dievo karalystę visų pirma savo gyvenime, savo aplinkoje ir kiek įmanoma toliau ir plačiau. Krikšto pavadinimas. Pats krikšto pavadinimas yra kilęs iš esminės jo atlikimo apeigos, kuri yra panardinimas. Krikšto esminė apeiga yra panardinimas. Krikštyti iš graikų kalbos išvertus reiškia panardinti, panerti arba panardinimas į vandenį. Ir tas panardinimas simbolizuoja katechumeno
palaidojimą Kristaus mirtyje, reiškia pasinerdamas, būdamas panardintas vandenyje, jisai yra panardinamas Kristaus mirtyje, palaidojimas kartu su Kristumi. Ir iš tos Kristaus mirties jis prisikelia draugė su Kristumi kaip naujas kūrinys. Reiškia, tas panardinimas, graikiškai būtų veiksmažodis ir reikšti panardinti, ir iš jo kilęs šitas žodis krikštas. Lietuviškai mes turime žodį krikštyti ir jisai štai reiškia, graikiškai tą veiksmažodį reiškia panardinti, krikštas. Vandens simbolika labai svarbi krikšte, kaip matote, pati esminė ir pagrindinė. Daugiaprasmis simbolis yra vanduo ir jis labai natūralus simbolis. Nereikia netgi būti krikščioniu, daugybė kitų religijų ir net ne tik religijų, bet bendrai labai svarbus ir toks aiškus ženklas vandens yra. Simbolizuoja ir gyvybę, be vandens nėra gyvybės, ir taip pat mirtį. Vanduo gali ir pražudyti. Katekizmas štai kaip sako: šaltinio vanduo simbolizuoja gyvybę, o jūros vanduo yra mirties simbolis. Dėl to vanduo gali vaizduoti ir kryžiaus slėpinį. Tada krikštas simboliškai reiškia susivienijimą su Kristaus mirtimi. Per krikštą tikintysis suvienijamas su Kristaus mirtimi, su juo palaidojamas ir su juo prisikelia. Ta vandens simbolika labai tinka, labai stipriai kalba mūsų kūnui, o kadangi mes esam kūnai, esam juslės ir per mūsų juslės, per mūsų juslinę kūnišką prigimtį Dievas prabyla į mus, nes tokius jis mūsų sukūrė, juslinius kūniškus, ir jis kalba per mūsų juslės. Ir štai vanduo labai gerai išreiškia tai, ką krikštas dovanoja. Reiškia, krikšto sakramento šventimu, kurį simbolizuoja šitie elementai, vanduo, panardinimas, per tuos regimus ženklus Dievas dovanoja neregimą dovaną, neregimą malonę. Bet tie regimi ženklai yra su ta malonė susiję, nes jie ją ženklina, jie ją vaizduoja. Ir štai vanduo labai gerai vaizduoja tai, ką krikšto sakramentas, krikšto malonė duoda. Krikšto sakramento prasmę ir malonę atskleidžia jo šventimo apeigos. Dėmesingai juose dalyvaudami ir sekdami šių apeigų veiksmus ir žodžius, tikintieji susipažįsta su tais lobiais, kuriuos šis sakramentas ženklina. Stebėkit, tie iš jūsų, kurie buvote Velyknaktį, kurie nebuvote, dar dalyvausite kūdikio krikšte ar suaugusiojo krikšte, stebėdami tas apeigas, tos apeigos mums parodo, atidengia, ženklina tą malonę neregimąją, kuri yra dovanojama per tą sakramento šventimą. Aiškiai, dėmesingai dalyvauti apeigose. Ir tai galioja taip pat ne tik tai krikštui, bet ir visiems sakramentams, į kuriuos gilinsimės per šiuos sekančius nepilnus 2 mėnesius. Reiškia, stebėdami apeigas, regimas, mes suprantame labai daug svarbių dalykų apie tą neregimąją malonę, kuri apeigomis yra perduodama. Krikšto vanduo pašventinamas epiklezijos malda. Bažnyčia prašo Dievą, kad per jo sūnų šventosios dvasios gale nužengtų į vandenį ir tie, kurie bus juo pakrikštyti, gimtų iš vandens ir dvasios. Vanduo tampa svarbi sakramento šventimo dalis. Dėl Dievo veikimo, reiškia vanduo, krikšto vanduo, šventosios dvasios gale turi šitą dalį krikšto sakramente. Krikštu, reiškia, žmogus gimsta iš vandens ir dvasios. Toliau eina esminė sakramento apeiga, pats krikštas. Jis reiškia ir neša mirtį nuodėmei, įtraukia į Velykinę Kristaus paslaptį ir taip įveda į švenčiausiosios trejybės gyvenimą. Ką krikštas daro? Krikštu mes mirštame nuodėmei. Mirštame tam manyje, kas traukia mane šalin nuo gyvenimo pilnatvės. Ir tai yra nuodėmė. Įtraukia į Velykinę Kristaus paslaptį, Velykinį Kristaus slėpinį. Tai yra
mirtis nuodėmei, mirtis blogiui ir prisikėlimas naujam, tikram, amžinam gyvenimui. Kristaus Velykinis slėpinys yra Didžiojo penktadienio ir Velykų sekmadienio dvi kryžiaus pusės - Kristaus kančia ir Kristaus kančia ir mirtis ir prisikėlimas. Per krikštą aš esu įtraukiamas į Kristaus Velykinį slėpinį. Ir taip įveda į švenčiausiosios trejybės gyvenimą. Čia yra tai, kas visiškai viršija mūsų gebėjimą suvokti. Mes esame per krikštą ir kitus sakramentus, bet pirmiausia per krikštą įtraukiami į švenčiausiosios trejybės vidinį gyvenimą. Į tuos begalinius meilės mainus, kurie yra švenčiausioji trejybė, kur kiekvienas asmuo save iš meilės pilnai atiduoda kitam ir kitas asmuo priima. Aiškiai, tie begaliniai meilės mainai. Štai yra tai, ko trokšta kiekvienas žmogus. Dalyvauti šiuose meilės mainuose mes tiesiog esam tam sukurti, sukonstruoti, padaryti. Mes esam tam sukonstruoti, kad dalyvautume šiuose begaliniuose meilės mainuose. Mes to trokštame, patys to nesuprasdami dažnai. Ir visos mūsų žemiškos priklausomybės, imų priklausomybės, reiškia visokie alkoholizmai ir panašūs dalykai, yra ne kas kita kaip iškreiptas šito troškimo įgyvendinimas, realizavimas, nevykęs ir iškreiptas to troškimo dalyvauti švenčiausiosios trejybės vidinėme gyvenime, tose begaliniuose, ekstatiškuose, nesibaigiančiuose meilės mainuose. Tai mes visi to norime ir kai žmogus netenka vilties, kad tą gaus, jisai tada nueina pakaitalo keliu. Jisai sako, neturiu vilties turėti tikrą dalyką, tai tada bent jau kažkokį tai pakaitaliuką, kažkokį tai reiškia netikrą dalykėlį susigalvosiu. Ir faktiškai visas žmogaus, puolusio žmogaus, mano kaip puolusio žmogaus gyvenimas yra kova su mano polinkiu ieškoti laimės kažkur tai kitur. Visokiausiuose pakaitaliukuose, ne visi iš jų tiek destruktyvūs ir tiek ryškus kaip priklausomybės, bet visi jie yra netikras dalykas. Aš kažkur tai kitur tikiuosi rasti laimę, o laimė yra štai tenais. Ir vėl tas mano mėgstamas autorius C.S. Lewis sako, danguje kiekvienas mūsų troškimas, net labiausiai iškreiptas troškimas, bus ištiesintas ir gaus savo tikrąjį ir pilnatvišką apstų patenkinimą. Visi mūsų troškimai savo esmėje yra tikras Dievo įdiegtas troškimas, kuris vėliau dėl mano blogų pasirinkimų išsikreipia, nueina ne ten, bet jie visi danguje tame švenčiausios trejybės gyvenime gaus savo tikrą ir apstų, viršijantį bet kokią vaizduotę patenkinimą. Štai kam žmogus yra sukurtas. Ir mes į tai įžengėme per krikštą. Krikštu grūdo pavidalo į tai įžengėme. Ir nereikia laukti dangaus, nereikia laukti po mirties. Jau šiame gyvenime esame kviečiami ir turime labai realų šansą šitą grūdą, šitą suzipintą programą įzipuoti ir patirti tai. Jau šiame gyvenime mes esam kviečiami patirti tą pilnatvę, dalinai be abejo tik tai, bet jau čia nereikia nukelti to į amžinybę. Amžinybė prasideda šiandien ir dabar. Išraiškingiausiai krikštas atliekamas, krikštijama jį 3 kart panardinant krikšto vandenyje. Išraiškingiausiai. Ką reiškia tas žodis išraiškingiausiai? Su panardinimu, jeigu turėtume baseiną, pavyzdžiui, ar kažkokią tai krikštyklą pakankamai didelę, ar gali būti upė, tai tada su panardinimu tas krikšto sakramentas yra teikiamas išraiškingiausiai. Tai reiškia, kad krikštas kaip materialus ženklas, vanduo, panardinimas kaip materialūs ženklai tada yra pilniausioje formoje, išraiškingiausia, labiausiai kalbantys į mano kūną, į mano jusles. Bet
sakramentinė malonė, dovana, nepriklauso nuo to, ar krikštas buvo teikiamas panardinimu, ar jisai buvo teikiamas vandens užpylimu. Tačiau nuo seniausių laikų krikštas gali būti teikiamas ir 3 kart pilant vandenį ant krikštijamojo galvos. Reiškia, sakramentinė malonė yra pilna ir nepriklauso nuo būdo, formos, kuriuo krikštas buvo teikiamas. Tačiau būdas, kuriuo krikštas yra teikiamas, yra svarbus man, kad aš kaip kūniškas, emocinis, juslinis žmogus galėčiau į mano juslės ryškiau, aštriau prabiltų sakramentas per savo materialų į tą ženklą. Tai geriau būtų, išraiškingiau būtų, jeigu turėtume galimybę su panardinimu. Bet dėl suprantamų priežasčių, dėl buitinių sąlygų, tiesiog per šalta yra, sąlygų nėra, mūsų bažnyčios dar nėra tam paruoštos, o šiaip iš tikrųjų su laiku bus. Bažnyčiose vanduo bus pašildytas ir šilta pakankamai, kad galima būtų su panardinimu krikštą teikti. Vėlgi Lietuvoje klimatas yra šiek tiek, pas mus Velykos būna kovą, balandį ir tai yra šaltas metų laikas. Tai reikia specąlygų. Bažnyčia turi būti pakankamai pašildyta, kad būtų galima. Tai būtų visai įspūdinga. Tai yra įspūdinga. Reiškia, priimti krikštą su pilnu panardinimu yra stipriai sukrečia visą tą kūną, prabyla į kūną. O kitaip neina į mus prabilti, tik per kūną, per mūsų kūną Dievas prabyla. Tariami žodžiai, sakomas krikšto vardas, aš tave krikštiju, pavyzdžiui, Petrai, aš tave krikštiju vardant Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Labai paprasti krikšto žodžiai, reiškia panardinant, ir jeigu su panardinimu, tai tada 3 kartus nardinama, jeigu su užpylimu, 3 kartus užpilama, sakant štai šituos žodžius, kiekvienam trejybės asmeniui, reiškia, 1 kartą panardinama yra. Esminė sakramento apeiga. Baltas drabužis simbolizuoja, kad pakrikštytasis apsivilko Kristumi, prisikėlė drauge su Kristumi. Reiškia, tas balto drabužio apsivilkimas Kristumi, Kristaus teisumu, Kristaus buvimu be nuodėmės. Baltas drabužis yra šito simbolis. Žvakė uždegta nuo Velykų žvakės. Velykinė žvakė simbolizuoja Kristų. Žvakė uždegta nuo Velykų žvakės reiškia, kad Kristus apšvietė neofitą. Reiškia, aš esu apšviestas Kristaus ir pakrikštytieji Kristuje yra pasaulio šviesa. Mes tampame šviesa kitiems. Mes šviečiame Kristaus šviesą kitiems. Pakrikštytasis dabar yra Dievo vaikas vienatinėme sūnuje. Dievo sūnus arba duktė, tame, kuris yra pagal prigimtį Dievo sūnus. Mes esame įvaikinti, įsūnyti, o Kristus yra pagal prigimtį tikrasis Dievo sūnus ir įskiepyti į jį, būdami jame, mes tampame Dievo įvaikiais vienatinėme sūnuje. Ir dabar jis gali kalbėti Dievo vaikų maldą Tėve mūsų. Jisai gali kreiptis į Dievą jau pilnai, kaip Dievo vaikas, kaip įvaikintas Dievo vaikas, sūnus arba duktė. Krikšto vardas rodo, kad mes nesame Dievo akyse anonimai. Dievas į mus nežiūri kaip į statistinę tokią masę, tokią daugumą. Šiandien pasaulyje yra maždaug 2 milijardai pakrikštytųjų. Tai Dievas, reiškia, nežiūri į mus ir kaip į tokią masę, bet jisai žino tave asmeniškai, žino tave vardu ir pavardę. Aš tai taip įsivaizduoju, kad Dievas kiekvienam iš mūsų ir man yra danguje įsteigęs ištisą ofisą. Ten ištisas ofisas, kelių aukštų, daugybė angelų dirba, reiškia, kaip man padėti keliauti išganymo keliu. Ir ten vyksta didžiulis, reiškia, darbas, ten laksto įsakymai duodami, žiūrima, kaip čia pasukti, negerai, gal iš tos pusės bandom prie jo prieiti, reiškia, vyksta didžiulis darbas. Dievas žino mus labai asmeniškai. Jisai skiria kiekvieną dieną priimti raportams, kaip sekasi Artūrui Lukaševičiui.
gerai, oi, kaip gerai Dievas džiaugiasi, gerai, šiandien jam gerai sekėsi, šaunuolis komuniją priėmė, maloniai stovyje buvo, labai gerai, sugebėjo nepasiduoti pykčiui ir irzlumui, šaunuolis ir vėl, reiškia, ūgtelėjo Artūras, reiškia, Dievas žino tave vardu asmeniškai ir Krikšto vardas tą simbolizuoja. Taip pat Krikšto vardas, kaip šventojo vardas, susieja mus su pagalbininku, su draugu danguje. Šventasis, kurio vardą pasirenkame, tampa mūsų užtarėjas. Ir tas užtarėjas, vėlgi, gyvename gana tokioj iškreiptoj visuomeniai. Žmonės užtarėją dažnai supranta kaip tokį, blatas danguje. Žodžiu, kaip sakant, galima truputį taip kreivai pasielgti ir nieko tokio, ką ten savo žmogus, blatą turi danguje. Ne. Tai, kad šventieji mus užtaria, ar Marija, Dievo motina mus užtaria, tai nereiškia, kad Dievas ir Marija ir kiti užmerkia akis prieš mano nedorybės, nes tai reikštų man nemeilę. Užtarimas nereiškia nekreipti dėmesio į mano pasirinkimus neiti į dangų, o eiti šunkeliais. Reiškia atvirkščiai, užtarimas reiškia, kad jie dvigubai dabar dirbs, kad mane atitaisytų iš mano blogų pasirinkimų. Užtarimas nereiškia užmerkimo akių prieš tai, kas yra bloga, bet užtarimas reiškia, kad man bus dedamos pastangos padėti išsitiesinti iš savo kreivo blogo kelio. Krikšto tėvai atstovauja tikinčiųjų bendruomenę. Jie yra atstovai bendruomenės tikinčiųjų ir jų uždavinys yra padėti neofitui kuo pilniau priimti ir panaudoti krikštu gautasias malonės. Reiškia, tas malonės, kurias jūs gaunate krikštu ir kitais sakramentais po Krikšto sekančiais, nes krikštu atveriami vartai į sakramentinį gyvenimą. Krikšto tėvų darbas yra padėti man tas malonės kuo pilniau, tuos grūdus, kuo geriau auginti, kad jie vaisius pradėtų duoti kuo greičiau, kuo pilnesnius, kuo gausesnius. Tas suzipuotas programas išzipinti staigiai ir pradėti naudoti jas. Tikėjimas ir krikštas. Sąlytis tarp tų dviejų dalykų. Reiškia, žmogus eina priimti Krikšto sakramento. Kokia turi būti jo širdies ir proto nuostata? Krikštas yra tikėjimo sakramentas. Tikėjimas, kurio reikalaujama krikštui, dar nėra tobulas ir brandus. Tai tik tikėjimo pradžia ir jis turi būti ugdomas. Reiškia, krikšto prašantis ir priimantis Krikšto sakramentą žmogus turi turėti tam tikrą pradinį tikėjimą. Ir štai katechumenato programos tikslas per tuos jau 6 mėnesius buvo šitą pradinį tikėjimą prižadinti, kad jisai turėtų tas pradinės sąlygas, kad būtų jau kažkas tai pradžia. Bet tai be jokios abejonės visiškai aišku, tai yra tik tai pradžių pradžia. Jis turi būti ugdomas. Todėl katechumeno apeigose klausėme. Ir tie, kurie buvote pirmajame žingsnyje, prisimenate, buvo klausimas, ko nori iš Dievo bažnyčios. O jis atsako, tikėjimo malonės. Jis jau turi tam tikrą tikėjimą, kitaip jis nebūtų čia atėjęs. Bet jisai prašo tikėjimo malonės, jis prašo augimo, jis prašo daugiau, noriu to. Po krikšto visų pakrikštytųjų, kūdikių ar suaugusiųjų tikėjimas dar turi augti. Pasirengimas krikštui tik priveda prie naujojo gyvenimo slenkščio. Kai rengėmės krikštui, mes tik priėjome prie slenkščio. Slengstis yra krikštas. Tik krikštu peržengėme per slenkstį ir nebūtų teisinga likti tik prie slenkščio. Reikia augti, eiti toliau. Krikšto malonė, krikšto dovanas. Dabar einame jau į patį tą mistagogiją, į tas dovanas, kurias mūsų neofitai prieš 3 dienas, nepilnas 3 paras, gavo. Kas yra tie zip failai, kurie buvo į jūs atsiųsti, į jūsų kompiuterį. O kas yra tie zip failai, kurie buvo man duoti prieš keliasdešimt metų mano kūdikystėje ir čia sėdinčiųjų kūdikystėje, kai mes priėmėme Krikšto sakramentą, į mus buvo atsiųsti tam tikri failiukai, tam tikri grūdai buvo suberti į mus.
Ir dabar mes žvelgsime į juos, kad galėtume juos pilniau suprasti ir tada pažiūrėti, kaip reikėtų puoselėti šituos grūdus. Nuodėmėms atleisti. Krikštu atleidžiamos visos nuodėmės, ir gimtoji, ir visos asmeninės, taip pat bausmės už nuodėmes. Nebelieka nieko, kas atgimdytiesiems sutrukdytų įeiti į Dievo karalystę. Visa tai, kas mane skiria nuo Dievo, o tai yra nuodėmė, tik nuodėmė skiria mane nuo Dievo. Tik nuodėmė skiria mane nuo pilno gyvenimo, nuo apstaus gyvenimo, kuris turi prasidėti jau šioje žemėje ir pilnatę pasiekti amžinybėje. Tik nuodėmė skiria mane labai labai realiai, konkrečiai, žmogiškai, paprastai. Tik tai nuodėmė. Ir štai krikštu visos nuodėmės yra pašalintos nuo to, kas mane skiria nuo Dievo. Nei Adomo nuodėmė, tai yra gimtoji, nei asmeninė nuodėmė, nei nuodėmės pasiekmės, kurių skaudžiausia yra atskirimas nuo Dievo. Tai tikiuosi, kad visi jūs, kurie buvote Velyknaktyje, nepraleidot progos prisiliesti prie ypač švento žmogaus, kuris buvo tuo metu visiškai šalia Dievo. Pakrikštytas žmogus yra, niekas jo neskiria nuo Dievo. Vis dėlto ir pakrikštytajame lieka kai kurios laikinos nuodėmių pasiekmės, kentėjimai, liga, mirtis ar charakterio silpnybės, taip pat polinkis į nuodėmę, vadinamas geismingumas. Tas reiškia, tas polinkis kažkur tai kitur nei Dievoje ieškoti atsakymų į svarbiausius savo gyvenimo klausimus, tas geismingumas, kur galime mes geisti kaip savo galutinės laimės kažko tai, kas iš tikrųjų negali tos laimės duoti. Krikštas nepašalina mūsų silpnumo, mūsų negebėjimo jausti Dievo, negebėjimo įžvelgti Dievą. Mums ir toliau reikalingas ir netgi dar, reiškia, labiau reikalingas tikėjimas, mums reikalingas ir toliau tikėjimas. Mes dar neturime regėjimo, mes dar esame akli ir žiopli. Krikštas to nepanaikina, to mūsų sužalotumo. Ir tada kyla klausimas, kodėl? Kodėl nepanaikina? Argi nebūtų nuostabiau, jeigu panaikintų? Ir aš, reiškia, būtų manyje ištiesintos tie kreivumai, tie mąstymo ir jausenos ydos įvairiausios. Jis yra paliktas tam, kad aš tinkamai panaudočiau savo laisvą valią ir įsitvirtinčiau gėryje, įsitvirtinčiau teisingoje kryptyje. Ir tas įsitvirtinimas yra įmanomas tik tai mano laisva valia. Ir tam, kad aš ją naudočiau, turi būti galimybė ją naudoti, turi būti galimybė kovai. Štai ką katekizmas sako. Kadangi geismingumas paliktas tam, kad su juo kovotume, geismingumas yra paliktas tam, kad turėtume su kuo kovoti. Bet tai kam reikia palikti, kad turėtume su kuo kovoti? Ogi kovodami mūsų raumenys stiprės teisinga linkme, mūsų gebėjimas gyventi meilės gyvenimą stiprės. Ir meilės gyvenimą galiu gyventi tik tada, jeigu aš pats pasirenku jį. Ir jeigu neturėsiu galimybės pasirinkti, mano tas raumuo, tas pasirinkimas, užsiangažavimas gėryje neturės šansų augti. Kadangi geismingumas paliktas tam, kad su juo kovotume, jis negali pakenkti tiems, kurie jam nepritarė. Jis mums nepakenks, jeigu mes jam nepritarėme. Kurie jam nepritarė ir Jėzaus Kristaus malonės padedami narsiai priešinasi. Mes eisime per gyvenimą pargriūdami ir susikuldami nosį ir užsigaudami. Ir ta galimybė mums pargriūti yra palikta tam, kad pargriuvęs aš vėl kelčiausi. Ir keldamasis aš stiprėju gėryje, stiprėju savo užsiangažavime eiti link Dievo. Ugdomas mano gebėjimas dalyvauti pilniau laimėje, dalyvauti pilniau danguje, tai yra meilėje.
Taigi, pirmasis malonės toks elementas, pirmasis tas zip failas yra nuodėmių atleidimas. Ir krikštu mes jį gaunam. Krikštos vandenys nuplauna visas nuodėmes. Ir pamastykite savo maldoje, padėkokite, ir aš tą darau, padėkokime už krikštą, už krikšto vandenis ir sakyk, Dieve, aš dėkoju tau ir prašau, kad krikšto vandenys plautų visą blogį mano gyvenime ir kad krikšto vandenys eitų toli ir giliai į mano sąmonę ir pasąmonę, į mano vaizduotę ir mano atmintį, į mano praeitį ir į mano protėvius. Tai duota mums yra, tai yra Dievo vaikų turtas dovanojamas, kad plautų visas blogybės, kurių yra sočiai mūsų gyvenimuose. Krikšto vandenys turi didžiulę atnaujinančią, atgimdančią, nuplaunančią galią. Naujas kūrinys, kas mums toliau duodama krikštu. Krikštas ne tik nuplauna visas nuodėmes, jis taip pat padaro neofitą naujų kūrinių, Dievo įvaikiu, kuris tampa dieviškosios prigimties dalininku, Kristaus nariu ir jo bendra įpėdiniu. Tai yra ne poezija, tai yra labai labai konkreti, tikra realybė. Mes esame perkuriami. Žmogus yra perkuriamas krikštu. Savo gelmėje, savo esmėje žmogus tampa visiškai kitu, visiškai kitkuo, negu jisai buvo iki krikšto. Ir tai yra tas naujas kūrinys, kuris yra be nuodėmės, kuris yra Dievo įvaikis, įdukra ir įsūnis, dieviškosios prigimties, dieviškumo turėtojas. Mumise yra jau dieviškoji prigimtis per krikštą. Tai štai kas yra mums dovanota. Vėlgi, kaip ir visos sakramentų duotos dovanos, yra grūdo pavidalo. Dabar reikia tą grūdą puoselėti, jį reikia prižiūrėti, kad jisai duotų vaisių, skleistųsi ir duotų vaisių. Paskutinis žodis, tampame Kristaus bendra įpėdiniais. Ta žodis bendra įpėdinis, bendra paveldėtojas. Mes tampame paveldėtojai kartu su Kristumi. Kaip Apreiškimo Jonui knygoje sakoma, nugalėtojui aš duosiu atsisėsti savo soste, Kristus sako. Mes turėsime tai, ką Kristus paveldėjo. Dovanojama viskas mums yra. Ir tai per krikštą. Švenčiausioji trejybė pakrikštytajam duoda pašvenčiamąją malonę arba nuteisinimo malonę. Pašvenčiamąją malonę. Tai yra kaltę panaikinančią malonę. Ką reiškia nuteisinti? Mes lietuvių kalboje nelabai šitą žodį naudojame. Nuteisinti arba išteisinti, kaltę panaikinti, padaryti mus nekaltais, nuteisinimo malonė. Ir mes tada tampame Dievo, gebantys bendrauti su Dievu. Nes Dievui Dievas ir nuodėmė yra dvi, reiškia, negali būti kartu. Dievas yra nuodėmė visiškai priešingas, blogio visiškai priešingas. Ir nuodėmė žmogų, o nuodėmė prie manęs prilipusi yra ir iš lauko, ir iš vidaus. Ir tokiu būdu aš tampa neįmanomas mano buvimas Dievo draugu. Ir štai per pašvenčiamąją nuteisinimo malonę panaikinamas mano kaltumas. Ir aš tampu pajėgus, gebas būti Dievo draugu. Ir ta pašvenčiamoji malonė reiškiasi teologinėmis dorybėmis. Prisimenat, tikėjimas, viltis ir meilė. Teologinėms dorybėms padedant padaro žmogų pajėgų tikėti Dievą, juo viltis ir jį mylėti. Reiškia, šlietis prie Dievo, būti arti Dievo, turėti jame gyvenimo kryptį, viltį jame ir jį vertinti labiau už viską. Labiau už viską. Čia reikės augti tame. Prisiminkite vėlgi tą įvaizdį su kompiuterio. Čia yra dangus, o tai yra dangus. Gyventi arti Dievo, į jį būti nukreiptam ir jį vertinti labiau už viską, tai yra dangus, kuris prasideda jau šioje žemėje. Ir aš kaip natūralus ir dar puolęs, tai reiškia sugedęs
žmogus, sugedęs kompiuteris, esu nepajėgus gyventi tokio dangiško gyvenimo. Tiesiog Dievas gali mane pakviesti į dangų, bet aš nepajėgus vežti dangiškos programos. Reikia mano kompiuterį atnaujinti. Toks žodis. Šiandien žiūrėjau, kaip išversti lietuvių kalbą, neradau gero išvertimo, upgrade'inti. Reiškia, man reikia greitai pridėti papildomų ten atminties visokiausių, reiškia, komponentų, kad mano kompiuteris pajėgtų vežti dangišką programą. Tai va čia yra pašvenčiamoji malonė. Tai, kas man visai nebūdinga iš prigimties, kam aš esu nepajėgus, manyje yra instaliuojama, manyje yra atnaujinama, kad aš tapčiau pajėgus tą dangaus programą dirbti su ją, vežti. Kompiuteris, reiškia, dirba su ta programa. Duoda žmogui gebėjimą gyventi ir elgtis taip, kaip skatina šventoji dvasia savo dovanomis. Tai, kas viršyje žmogaus gebėjimus – ramybė, meilė, džiaugsmas, atleidimas, kantrybė ir panašios šventosios dvasios dovanos, tie vidiniai skatuliai, paskatinimai. Mes kaip natūralūs žmonės nesam tam pajėgus. Pašvenčiamąją malonę mes esame padaromi pajėgus. Bet dabar ar mes tuo pasinaudosime? Vėlgi lieka, ar aš tą failiuką išzipuosiu. Ar aš jį dažnai paspausiu, tą ikonėlę. Moralinėms dorybėms padedant suteikia jam galimybę, suteikia naujai pakrikštajam galimybę tapti vis geresniam, vis kokybiškesnį gyvenimą gyventi. Prisiminkite tą sveiką vidinį gyvenimą arba sielos ekologiją. Kalbėjom prieš 1,5 mėnesio. Ar norėtumėte gyventi tą tvarkingą, sveiką, laimingą, ekologišką vidinį gyvenimą. Tai čia yra milžiniška pagalba tam duodama, esminė. Tai čia buvo failas, kuris vadinasi naujas kūrinys. Mes tampame naujų kūrinių. Sekantis failas yra įjungti į bažnyčią Kristaus kūną. Per krikštą mes esame įjungiami į Kristaus kūną bažnyčią. Tampame daug platesnio darinio, neregimo darinio dalis. Ką tai duoda? Krikštas padaro mus Kristaus kūno bažnyčios nariais. Mums tampa prieinami visi dvasiniai turtai, kuriuos Dievas perdavė savo tautai bažnyčiai. Aš tampu bažnyčios nariu, Kristaus kūno nariu ir tokiu būdu prieinami man visi lobiai. Tai, ką Dievas davė savo tautai, tai yra bažnyčiai. Viskas. Sakramentai, tikėjimo tiesos, maloniai gyventi tikrą gyvenimą yra man tampa prieinama per tapimą Kristaus kūno, tai yra bažnyčios nariu. Ir kartu aš tampu atsakingas už bažnyčios misiją. Plėsti savo, kokia ta misija? Ar norite būti atsakingi už misiją? Plėsti savo ir kitų gyvenime Dievo karalystę. Štai yra pagrindinė misija. Plėsti savo ir kitų gyvenime Dievo karalystę. Užduotis, pareiga. Kokia ta karalystė? Ramybės, džiaugsmo, atleidimo, meilės, laimės karalystė. Štai yra misija, į kurią mes esam pakviesti užkariauti Dievui pasaulį. Bet ne kalaviju ir krauju, o šventumu, laimingumu, kitaip sakant. Štai į ką mes esame pakviesti, kas yra mūsų misija. Ir mes turime tą daryti visada ir visom priemonėm. Švento Pranciškaus žodžiai yra: skelbk evangeliją visada. Jeigu reikia, naudok ir žodžius. Štai ta misija, į kurią mes esame pakviesti. Pakrikštytieji, krikštą priėmusieji, dalyvauja Kristaus kunigiškoje, pranašiškoje ir karališkoje pasiuntinybėje. Čia yra prie to paties, prie įjungimo į Kristaus kūną. Dalyvaujame Kristaus kunigystėje, jo pranašiškoje ir karališkoje pasiuntinybėje. Kas yra tos
Ta kunigiška, pranašiška ir karališka pasiuntinybės. Pradėsiu nuo pranašiškos. Kalbėti tiesą meilėje. Su tiesa galima žmogų užmušti, prislėgti, sužeisti. Kalbame tiesą meilėje. Gebėjimas pamatyti tiesą, pranašo funkcija yra dažnai neteisingai suprantama. Pranašas suprantamas kaip tas, kuris atspėja, kas bus rytoj arba po metų. Ne. Pranašas yra tas, kuris geba teisingai interpretuoti dabartį. Geba suprasti ir kitiems parodyti, kas dedasi dabar. Pranašiška tarnystė. Pamatyti ir įvardinti tiesą tokiu būdu, kuris negriauna ir nežeidžia, bet gydo ir stato. Tiesos įvardinimas, tiesa turi milžinišką gydančią jėgą, jeigu eina kartu su meile. Karališka tarnystė Kristaus yra valdyti pirmiausiai save. Pirmiausiai mes esame kviečiami apvaldyti save ir nebūti įvairiausių kreivų, šleivų vėjų valdomi, kad aš pats spręsčiau, o ne mano įgeidžiai, įnoriai ir kitokie ožiukai. Ir taip pat karaliauti tarnaujant kitiems. Karaliavimas yra tarnaujant, kaip Kristus plauna kojas, kaip tėvas priimantis savo palaidūną sūnų turi milžinišką galią savo sūnui per tarnavimą. Kunigiškoji tarnystė. Krikštas suteikia dalį dalyvauti bendrojoje tikinčiųjų kunigystėje. Kas yra ta tikinčiųjų kunigystė? Bendroji, į kurią mes visi krikštu turime dalį, ar tą dalį naudojame. Mes turime galimybę savo gyvenimą ir savo gyvenimo įvykius kasdienius, didelius ir mažus, aukoti Dievui ir tuo šventinti save ir kitus. Ar norime šventinti save ir kitus? Sako, štai kaip aš šventinsiu, tai tu žinosi. Su rykštele. Prisiminkite žodį šventinti, ką jis reiškia. Sveikinti, dalyti sveikesniais, laimingesniais, tave padaryti laimingesniu, šventinti. Ir tai vyksta labai kasdieniškai per kasdienius įvykius. Nereikia laukti didelių grandiozinių įvykių. Kasdienius savo gyvenimo įvykius, darbus, nuovargį, džiaugsmus, poilsį mes galime aukoti Dievui kaip dvasinę auką, labai realią, ir tada tai įgauna ne tik laikiną, bet ir amžiną prasme. Tai tampa susijęta su amžinybė, su visuma. Ir tada tai įgauna tikrą prasme. Visi esam savo gyvenime patyrę įvykių, kur tiesiog atrodo, kokia prasmė, kokia nesąmonė įvyko, kokia iš to prasmė. Krikščionis, būdamas įsišaknėjęs Kristuje, Kristaus kūne, turi galę kiekvieną gyvenimo situaciją paaukoti Dievui ir tuo ją susijęti su Dievu. Ir tada jinai įgauna tokią prasme, kokios negali jai duoti niekas kitas. Netgi tie dalykai mūsų gyvenime, kurie skaudus, nesėkmės arba atvirkščiai didelės sėkmės. Vėlgi citata iš to paties šventojo Jose Marija Eskrivos apie vieną merginą. Sako, anksčiau ji tik bulves skuto, o dabar skusdama bulves ji šventina save. Galima bulves skusti kaip auką Dievui ir tą daryti gerai ir laiku. Ir tai tampa galimybė bendrauti su Dievu, šventėti. Neišdildoma dvasinė žymė. Paskutinis failiukas, kalbant apie krikšto malonę, kuri mums yra dovanota, visas failų paketas mumise yra. Krikštu įjungtas į Kristų, pakrikštytasis padaromas panašus į Kristų, supanašinamas su Kristumi. Krikštas įspaudžia krikščionių dvasinę, neišdildomą jo priklausomybės Kristui žymę, charakterį. To žymės nepanaikina jokia nuodėmė, net jeigu nuodėmė ir sutrukdo gauti krikšto teikiamų išganimo vaisių.
Netgi jeigu ir nuodėmė padaro krikšto malonę nevaisingą, bet negali panaikinti tos krikšto malonės įspaustos žymės. Mes esam pažymėti ir esame Kristaus, nesvarbu, kas beivyktų. Iš mūsų švyti ta žymė, tik kad mes esam akli ir nematom to. Bet turėkit minty, tu esi Dievo vaikas bet kuriuose gyvenimo aplinkybėse, bet kada ir bet kur. Ir tai tavyje yra tavo kaktoje šviečia šitas ženklas. Tu priklausai Dievui. To ženklo negali panaikinti niekas visiškai. Kai kartais bus baisu, ar pateksite į dvasinę kovą ir jausite piktojo antpuolius, tame turėkime drąsą, nes piktasis tai tą žino. Ir tik tai jisai gąsdina mus, bandydamas priversti mus užmiršti tai, kad mes to nežinotume, išsigąstume ir tada iš baimės ir nevilties pridarytume nesąmonių. Bet ta žymė yra labai labai ryški ir šviečia ir dvasinis pasaulis tą labai gerai žino. Vieną kartą visam laikui suteiktas krikštas negali būti kartojamas. Štai dėl to, kad jisai įspaudžia tą nepanaikinamą žymę. Užbaigiu apibendrinimu. Į krikščionybę įveda 3 sakramentai. Tie 3 įkrikščionimo sakramentai. Krikštas, kuris yra naujo gyvenimo pradžia. Čia yra visko pradžia. Sutvirtinimas, kuris tą gyvenimą sustiprina. Ir Eucharistija, kuri maitina mokinį Kristaus kūnu ir krauju, kad jis taptų kaip Kristus. Kad jis taptų kitu Kristumi savo aplinkoje. Iš mažosios raidės. Aiškiai, mes turime tapti kaip Jėzus. Jėzaus atstovai ten, kur esame. Dėkokime Dievui giesme.